Jeigu šiuo metu planuoji pradėti veiklą ir dvėjoji dėl ar tavo pasirinkimas bus teisingas, arba galbūt nori daryti didelius pokyčius savo esamoje veikloje, tai pirmas žingsnis, nuo kurio visuomet rekomenduoju pradėti, tai yra pasidaryti savo vertybių testą. Kas yra vertybės? Vertybės tai yra mūsų pagrindų pagrindas, tai yra mūsų bazė, kuom mes gyvename ir kuo mes kvėpuojame. Būtent mūsų vertybėmis, mūsų vertybių sistema yra paremti mūsų sprendimai, mūsų neapsisprendimai, mūsų vertybėmis yra paremtas mūsų gebėjimas daryti tam tikrus dalykus, negebėjimas daryti, mūsų emocinė būsena taip pat priklauso nuo mūsų vertybių, nes jeigu mes esame santykiuose arba gyvename ne pagal savo vertybes, dažniausiai mes nesijaučiam gerai. Ir numeris vienas klaidingas įsitikinimas, ką žmonės mąsto apie vertybes, tai yra tas, kad jiems atrodo, jų vertybės yra jiems aiškios. Nes dabar daug kas kalba apie vertybes ir sako, tai yra labai svarbu žinoti, kas mums yra svarbu. Ir žmonės galvoja, kad nereikia skirti tam laiko, ar ne, ten gali būti porą, trejetą valandų užtrukti, kol išsigryninam vertybės, ar ne. Žmonės galvoja, kad jų vertybės yra tiesiog kažkas tokio stovi ant stalo ir labai akivaizdu. Mūsų vertybės dažniausiai nėra taip akivaizdu, jos yra pasąmoniniam lygmenyje, va dėl ko mes kartais nesuprantame, kaip mes jaučiamės blogai savo darbe, savo veikloje, tam tikrose santykiuose, ar ne, nes dažniausiai tai yra, kad tai netitinka mūsų vertybių ir mes nežinome savo vertybių. Kitas antras klaidingas įsitikinimas yra tas, kad jeigu aš jau sužinosiu savo vertybės, tai vos ne taip, kad aš turėsiu gyventi pagal kažkokias tai taisyklės, turėsiu kažkokį naują taisyklių rinkinį, vos ne kaip ryte mankštą daryti, tai dabar turėsiu kažkaip su vertybėm pradėti gyventi. Tai yra klaidingas mąstymas, todėl kad vertybės tai yra mūsų esybė, ar ne, ir sužinoję jas, supratę jas, mes visiškai kitaip pradedame matyti mūsų supančią aplinką ir suprasti, kodėl iki šiol mes galbūt atidėliojame kažką, tai nors sakom, kad mums yra svarbu, bet mes atidėliojame. Arba, kaip jau minėjau, blogai jaučiamės santykiuose arba veikloje, arba bendraudami su tam tikrais žmonėmis. Tai žodžiu, vertybės yra numeris vienas, ką reikėtų atlikti, ypač šiais laikais, kai mes turime tiek daug įtakos per socmediją. Žmonės pasiklysta, kas jie yra ir jie nebesupranta, kas yra jų viduje ir ko jie iš tiesų norėtų, nes visuomenė primeta labai daug. Kaip jau minėjau, socmedija diktuoja sąlygas ir mes tikrai galime pasimesti, kas iš tiesų yra svarbu. Ir kodėl dabar dalinuosi apie vertybės? Todėl, kad jau ne vieną turėjau klientę, su kuria praėjome labai įdomias keliones. Ir tos kelionės aš galbūt pabandysiu šį video apibūdinti kaip vienos moters kelionę, bet iš tiesų tai yra sudėtos kelių moterų, todėl kad jos labai yra panašios ir turi tą patį vieną pagrindinį esminį dalyką. Moteris ateina pas mane, nes ji nori praplėsti savo veiklą, ji dirba namuose, atlieka grožio procedūras, tebūnie tai yra kirpėja. Ji jau 8 metus dirba namuose, turi gražų kabinetą ir ji vykdo savo veiklą. Moteris artėja link 40 metų ir ji supranta, kad ji teikia tikrai kokybišką paslaugą, ji tikrai yra gera specialistė ir jinai sugalvoja, kad jinai nori dabar atsidaryti savo saloną, jinai nori pradėti mokinti kitus, žodžiu, jinai nori sužibėti, kaip moteris man sako, aš noriu būti pripažinta, aš noriu būti matoma, nes aš žinau viduje, kad aš turiu tą kokybę, aš turiu ką pasiūlyti ir aš noriu būti žinoma, aš noriu būti daugiau pasiekusi, aš noriu daugiau uždirbti, būti matoma. Ir aš patikiu moterim, ką jinai man sako, ir mes pradedame dirbti. Mes leidžiame su ją į kelionę ir mūsų kelionė prasideda vizija. Mes statome moters viziją, ją planuojame, sudėliojame ir po gal kokių gerų 3 mūsų susitikimų. Susitikimai vyksta kas 2 savaitės ir mes dėliojame planą, ar ne, moteris atlieka tam tikrus žingsnius. Ir prieš
berods 4. susitikimą, su vieno moterim buvo kitaip, būtent paskutiniosios moters atveju tai buvo kažkur apie 4. susitikimas, aš gaunu elektroninį laišką su užpildyta forma. Visuomet mano klientės prieš susitinkant, kas 2 savaitės, jos dieną prieš supildo man, kas pas jas vyko 2 savaitės, kas nevyko, ką reikėtų pakoreguoti, į ką reikėtų labiau susikoncentruoti. Žodžiu, jos man užpildo tokią formą. Ir labai nustembu, kaip formoje randu pasakymą, kad moteris nebe tik, kad jau nenori daryti tos vizijos, dėl kurios atėjo pas mane, bet jinai jau iš esmės nebenori vykdyti savo veiklos, nes ji abejoja savo gebėjimu vykdyti šią veiklą. Ir aš aišku tuomet suprantu, kad priežastys yra daug gilesnės, tai yra jau nebe paviršius, jau reikia nerti gilyn. tą mes ir padarome. Ir susitikę toj sekančiai sesijai mes neriame labai giliai. Mes neriame į moters vertybės. Aišku, toje sesijoje vyksta didžiulis proveržis iki ašarų, kai moteris suvokia ir įgarsina, kad visgi šita vizija, ką jinai dabar nusipiešia, tai nėra jos pirmenybė. Tai padaryti karjerą ir būti pripažintai, jinai to norėtų, bet tai nėra numeris 1 ir net numeris 2 ar 3 jos sąraše. Jos pagrindinė vertybė yra šeima ir yra mažas vaikas. Moteris ir net panašus dalykas buvo, kad tų moterų ir amžius buvo panašus ir tos moteris turėjo jau suaugusius beveik vaikus ir tuo metu turėjo mažamečius vaikus, ar ne, po mažametį vaiką. Ir kas gavosi? Moteris taip artėja link 40, nori to pripažinimo, po to jau kaip įvardino, kad tai net nebuvo jų noras, tai buvo daugiau iš aplinkos, iš sociumo padiktuotas, nes tiek daug Instagrame fainų moterų, kurios yra daug pasiekę ir turi šeimas ir turi įspūdingus salonus, ar ne? Ir ta moteris išsigrynina, kad visgi jai šeima yra didžiausia vertybė. Ir, žinot, vien išsigryninus per vieną sesiją neužtenka paleisti tą norą, kurį moteris jau nešiojosi mažiausiai pusmetį, iki kol jinai atėjo pas mane. Nes ateiti, pribręsti, kad eiti reikia pas kaučerį, kad aš noriu kažko tai pasiekti, čia irgi yra procesas. Kaip sakoma, atsikėlus per vieną rytą, taip yra toksai sprendimas nepriimamas. Žmogus dažnai galvoja apie tai ilgai, ar ne? Tai moteris jau brandino tą idėją kurį laiką. Ir dabar šitos sesijos metu jinai staiga turi tai paleisti, nes jinai suvokia, kad ne tai jai yra svarbu, ne tai yra esmė šiuo metu. Tai žodžiu, įvyksta lūžis, mes susidėliojame taip, kad ji nepaleis tos vizijos, ją toliau įgyvendins po 5-6 metų, kai vaikas paaugs, ar ne? Ir toliau mes dėliojame žingsnius, ką jinai gali padaryti, kad toliau eiti pamažai žingsneliais link tos savo veiklos, bet kartu ir skirti pakankamai dėmesio šeimai. Nes kas atsitinka moteriai, kai moteris turi vaikus? Ir ypatingai, kai vaikai gimsta, kai mes esame jaunos, mes dažniausiai tikrai daug dirbame ir mažai laiko skiriame vaikams. Ir jau kai mes pasiekėm tam tikrą amžių, apie 40 metus, ir tai jau yra antras vaikas, ar ne, mes jau suvokiam, kad tam pirmajam galbūt skiriame laiko mažiau ir atsiranda tokia kaltė. Ir kai dabar mes turime jau tą mažiuką, ar ne, mes norime būti tos tikros mamos, tai kai mes skiriame kokybišką laiką su vaiku, o ne kur tarp darbų, tarp bėgimo mes įkišam nosį ir pabūnam santykiuose, pabūname mama, ar ne, mes norime jau tos kokybės. Tai žodžiu, kas atsitiko, mes pasidėliojame, kad viziją atidedame 5-6 metam ir dabar integruojame tai, kas yra, kad kuo daugiau laiko skirti šeimai, taip pat vystyti veiklą ir nebejausti kaltės, nes numeris 1 moterų didžiausia problema veiklose yra kaltės jausmas. Mes norime save kažkaip išnaudoti savo potencialą, mes norime teikti paslaugą, mes norime uždirbti pinigų, bet pagrindinis esminis dalykas yra, kad mes esame mamos, jeigu mes turime vaikų, ar ne? Ir jeigu mes per daug savęs atiduodame veiklai, mes jaučiam kaltę. Ir tai yra pas kiekvieną moterį, su kuria man yra tekę bendrauti. O kaltė yra pati žemiausia vibracija ir pati žemiausia emocija. Ir mes tikrai
nenorime jausti kaltės. Ir norint, kad to nebūtų, mes turime išgirsti pačios save. Ir dažnai vertybės, būtent vertybių testai mums parodo, ko iš tiesų mes norime. Ir kalbu, bendrauju su daugybė moterų. Su daugybė moterų, kurios įvardina tą pačią problemą, kad labai daug yra žvaigždžių. Dabar yra labai žvaigždžių metas, ar ne? Ir labai daug vyksta lygiavimosi į tas žvaigždės. Mes moteris turime tiek atsakomybių, mes turime be galo daug galimybių šiais laikais. Mes galime ir auginti vaikus, prižiūrėti namus, turėti veiklas, uždirbti pinigus. Taip, mes visą tai sugebame, mes visą tai galime. Bet kur yra pirmenybė, kur yra prioritetai? Lygiai taip, kaip aš mokinu planuotis laiką, lygiai taip pat yra svarbu išsiaiškinti, kas yra mano vertybės. Todėl, kad tas pasakymas yra, kad mes galime viską, jisai netitinka tiesos, nes taip mes galime viską, bet kad būtų kokybė, mes turime kažką pasirinkti. Ir jeigu mes turime mažus vaikus, jeigu mes pradėjome šeimą ar ne, dažniausiai mūsų vertybė yra šeima. Ir jinai yra stipri vertybė, o sociumas diktuoja kažką kitą. Ir dažnai moterims net nebūna finansinio stygiaus, kaip jos leidžiasi į veiklas, nes jos nori išpildyti save, tačiau jos mažiau laiko skiria šeimai ir tada jos jaučiasi blogai. Žodžiu, jeigu darai savo veiklą ir nori kažkokių tais pokyčių, bet nesi tikra, ar tai yra tas pokytis, kurio tu nori, arba veikla, kurią tu nori pradėti, arba auginti veiklą iki tam tikro lygio, visuomet pradėk nuo vertybių testo. Kas manęs nepažįsta, su verslo strategijos kaučerė moterims padedu moterims uždirbti daugiau, darant mažiau ir gyventi subalansuotą gyvenimą. Reiškia būti pilnatvėje su savim ir su savo aplinka, o ne tik tais koncentruotis į vyriškas strategijas, uždirbant pinigus ir vystant veiklą. Jeigu norėtum pasidaryti savo vertybių testą, lauksiu asmeninės žinutės. Iki.